Ar esate kada susimąstę, kas parodo ir skleidžia mūsų tapatybę, gyvosios tradicijos ir juose užfiksuoti savitumą nusakantis bei krašto kultūros ypatumus atpažinti padedantis ženklai, raktai, simboliai. Jie kaip vėliava telkia bendruomenę, tautą, valstybę. Laidų ciklas Lietuvos kodas pristato į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą įrašytas vertybes, tradicijas, reiškinius, išsaugojimo veiklų praktikas. Apie jas pasakoja vertybių saugotojai ir puoselėtojai. Būtent jie ir padės atskleisti, kas yra Lietuvos kodas. Kada pradėtos švęsti užgavėnės Grūšlaukėje, gražaus pavadinimo Kretingos rajono kaime nežino niekas, bet vyresnieji kaimų gyventojai sako, kad čia visada buvę persirengėliai. Labai mėgau aš tą istoriją, kad paliktų kažkas, rinkdavau medžiagą, eidavau pas žmonės klausinėti apie užgavėnės, tai visų atsakymas buvo vienas, kad čia visą gyvenimą yra ta šventė švenčiama. Ir aš visą gyvenimą tas tradicijas matau visokiom akim. Mažą vaką akim, įpaugusi, pasenusi. Atsimenu taip, kad iš po stalo buvau vyras 2,5 metų pirmųjų užgavėnių. 3 naktis negalėjau miegoti. Aš bijojau, kad vėl neateitų tie persirengėliai. O paskui jau, kada aš į mokyklą pradėjau eiti, tada jau vaikydavomės. Po pamokų visas būrys iš mokyklos, iš paskos. Paskui jau didesnį buvom biškiuką, pradėjom patys. Daugiau kaip 100 metį, kiek siekia Grūšlaukiškių atmintis, užgavėnių rytą kaukėtojų būrys, lydimas muzikantų, pradeda triukšmingas vaikštynes. Lankoma kiekviena sodyba. Visi pasveikinami prakalbomis, dainomis, pašokdinami, palinksminami juokais ir išdaigomis. Sveikinama su ateinančiu pavasariu. Linkime stiprybės ir sveikatos. Persirengėlių sulaukę šeimininkai jaučiasi pagerbti ir dosniai atsidėkojo nuoširdžiu priėmimu bei vaišėmis. Kiekvienas šeimininkas kažko nori parodyti tau dėmesį tiem persirengėliam. Kiekvienam kaimėlį nori pavaišinti, kiekvienam kaimėlį žmonės nori pakalbinti. Po ilgų vaikštynių jau temstant, sugrįžtančius persirengėlius pasitinka kaimo gyventojai ir šventės svečiai. Visi vaišinasi mieliniais blynais, šoka ratelius, žaidžia žaidimus, stebi lemiamą lašininio ir kanapinio kovą, galiausiai sudegina morę. Ši diena simbolizuojanti tamsos ir žiemos palydas bei pavasario ir gavėnios pradžią. Grūšlaukiškių laikoma viena svarbiausių metų švenčių. Užgavėnės pas mus visada yra savaitės diena antradienį, bet pas mus eina ir pirmadieniais. Anksčiau būdavo labai daug ir pirmadienį, tai yra mažųjų, ubagėlių diena. Į 2 klasę ar į 3 jau klasę, toks mažioks. Bet ateidavau, čia buvo kaimynai, prie tų kaimynų toliau neišeidavom. Į 2-3 kaimus paeidavom ir užtekdavom mums. Bijodavom eiti toliau, nes buvo kitas kompanijas, būdavom, gaudavom mušti. Kam mes einam į kitą kaimą? Į kitą kaimą nevalia buvo eiti. Taip jau ta tradicija, kad diena nėra keičiama. Visada mūsų tradicijose antradienis yra didžiųjų persirengėlių diena ir kad antradienį yra tos visos iškilmės, tos visos vaikštynės. Žeima, žeima, birkiškeima, žeima, žeima, birkiškeima, žeima, žeima, birkiškeima, o mes laukiam pavasario. Žeima, žeima, birkiškeima, o mes laukiam pavasario.
Grūšlaukės užgavėnės vertingos įvairiais apeiginiais ir neapeiginiais veiksmais bei savitais personažais, žmogaus, gyvūnų, demonų pavidalų, kurių kiekvienas jų turi savo vaidmenį bei misiją. Nuo seno šiame krašte persirengėlius dažniausiai įkūnija vyrai. Vaikštynėse tradiciškai dalyvauja vadas, anksčiau vadintas generalu, būrelis velnių ir raganų eisenos priekyje daktaras, kurio vaistai veikia 1 metus, viliokė stilega arba stileiba, straini ponia, lašininis ir kanapinis būtini žiemos ir pavasario simboliai, taip pat smertis, ubagas, kiti persirengėlių personažai. Visko buvau, vadu buvau, strainį ponį buvau, velniokas esu buvęs, raganas esu buvęs, lašininis esu buvęs. Pas mumis yra kas pirmesnis, tas gudresnis, kas kokią pasiema kaukę. O tai pagrindė tai su šitą kaukę einu velnį. Ant stogų laipėjom, jeigu nėra žmonių namie, tam šposų kokių prikretam. Velniukai, vat, tam ir yra, kad kažkur aukštai palipt, kažką padaryt, kažką iškrėst. Ir dabar kertam ar mokyklą, mane, per stadioną. Vadas ir, kad būtų tvarka pačiam būrė. O jeigu nėra būrė tvarkos, būdavo metų, kad nesutardavom, bet būdavo toks susėjims, kad reikėdavo sutarti, sušnekėti ir tada, jeigu be vada, tai čia būtų palait baldą. Labai sunki profesija iš tikrųjų, labai daug vaikščioti reikia, labai daug dažų išnaudoti reikia, kvepalų, viską. Sukybinti vyrus, šeimininkus namų ir tiesiog būti geroj nuotaikoje. Žmogus, kuris įkūnija tą mūsų stileivą, kito nieko nėra vaidinęs, tik tai tą. Ir jis taip moka įsijausti į savo tą vaidmenį. Persirengėliai dažniausiai dėvi pačių arba vietinių meistrų gamintas kaukės ir spalvingai dekoruotus aprėdus. Iš šiaudų pasidaro kupras, rankose turi rimbą, šluotą, įvairių buities daiktų. Užgavėnių kaukės čia žemaitiškame krašte nuo seno vadintos ličinomis. Drožiamos iš medžio, daromos iš kailio, dabinamos šiaudinėmis karūnomis, spalvoto popieriaus kaspinais, dažomos ir ryškiais dažais. Šių dienų persirengėliai dažniausiai puošiasi įspūdinga kolekcija sukūrusio Grūšlaukiškio Adolfo Viluckio kaukėmis. Kada įvarsta ranką, kalinėti yra lengviau. Iš liepos lengvesnis yra, medis lengvas ir drožtis geras, nors esu bandys visokiausių. Tos kaukės tokias didingas, tokias spektas atrodo, bet kada žiūrienų visą išraišką, mata kada nors yra visiškai malonės, reikia tik įvertinti tenas. Kažkoks toks kits pasaulis toks. Ir įdomiai tam žmogui užsidėti kaukę ir jis ano nebėra. Ir kits. Užgavėnių šventės tradicija perduodama Grūšlaukiškių šeimose. Dalyvaujantis vaikštynėse dažnai perima kaukę ir tą patį personažą, kurį anksčiau yra kūrę tėvai ir seneliai. Per užgavėnės į tėviškę Grūšlaukiškiai sugrįžta iš įvairių Lietuvos ir pasaulio vietų. 3 kartus tikrai ir gal 4. Į prosenę, į senelį nežinau. Tai tėvai dar ėjo prieš karą, po karą. Paskiau parėm vyresnis brolis. Po vyresnis brolis aš pradėjau. O dabar aš paleidau sūnų saudo. Mano bočius yra ėjęs, mano dėdė. Ir aš perėmiau tada toliau jų ėjimą, nes jie jau nebėjo. Teka mes su draugais susibūrėm visi kartu ir einam. Kiekvienais metais vis dar naujų prisijungia žmonių. Taip ir toliau vaikščiau. Pats esu iš Klaipėdos, bet kaip seneliai čia yra kaip užaugę realiai, kaip gimtinė, tai vis tiek tą kultūrą tokia norisi palaikyti. Visa apranga iš mano senelio, tai iš esmės šis kaip skambalas nukaldintas dar senelio tėvų. Šiandien užgavėnių vaikštynės Grūšlaukėje turi nusistovėjusi scenarijų, personažus bei visiems vietiniams gyventojams žinomą maršrutą, parengta bibliotekininkės Birutės Markaitienės.
Grušlaukiškiai persirengėliai aplanko virš 40 sodybų ir tai iki šiol yra bene ilgiausiai trunkančios užgavėnių vaikštynės Lietuvoje, reikalaujančios ne tik išankstinio pasiruošimo, kūrybiškumo, bet ir fizinės bei psichologinės ištvermės. 10 valandų ein. Ir Ani sako, per 10 valandų mes taip labai skubėdams galėjom apėti visą kaimą. Atrodo, nei to kojų nuovargio nejauti, nesvarbu, kaip einam iš vienų gyventojų pas kitus vietinių, tai tiesiog tu jauti su to pačia emocija kiekvieną kiemą užeini. Tai yra savotiškas toks jausmas, tai turbūt turi sudalyvauti, kad tą pajaustum. Grušlaukiškių bendruomenės įsitraukimas ir aktyvumas nepriklausomai nuo kintančių istorinių ar politinių sąlygų yra svarbiausias užgavėnių išlikimo garantas. Miestelio gyventojai jau keletą dešimtmečių rūpinasi šios bendruomenę telkiančios šventės fiksavimu, išsaugojimu bei perdavimu. Apie Grūšlaukės užgavėnes dokumentinius filmus yra sukūrusi Lietuvos televizija, o pasauliui šią tradiciją pristatė 2019 metais čia apsilankiusi Prancūzijos dokumentinių filmų studija. Buvo ir bus. Neįsivaizduoju, kaip būtų, kad nebūtų. Tai norėčiau palinkėti visam grušlaukiškiams, kad išliktų tos užgavėnės, bent kiek mes dar prisiminsim. Kad ir po mūsų tos pats kartas sakytų. Grūšlaukė visą gyvenimą ir užgavėnių tradicijas. Kad mūsų vaikai ir anūkai toliau. Iš tikrųjų labai ir malonu, kad dar toks tradicijas ir gyvuoja. Prašom atvažiuokit kiekvienais metais, kažką vis naujo sugausim, naujų kaukių, o gal ir patys sudalyvausit užgavėnių šventė.